Gosas. Ąžuolas Tubelis, veidu į krepšį. Prieš Kemą Birčą išmaudo. Šarūnas Jasikevičius. Raitas. Čia nieko nėra, Ulanovas veidu į krepšį, puikus jo perdavimas Tubelį. Ir vėl Žalgiris pirmauja. Butkevičius. Ąžuolas Tubelis. Ir tai yra 3 taškai, niekas nėlė. Bodalo. Prieš Dekolo. Tubelis nusistumė Birčą, eina padėti Jantunas. Tubelis pats ima kamuolį. Kokia Ąžuolo jėga, guldomas Birčas ant parketo, sukartojamas dar. Dekolo. Agresyvus. Dastinas Lyva, puikus jo epizodas. Vau, Ąžuolas pasileidžia į priekį. 2 taškai prabanga. Matai, nuvažiuoja Ąžuolas Tubelis, labai svarbus emociškai epizodas. Taip, po tokių epizodų gali užsikurti visa Žalgirio arena. Nereikia turbūt net priminti, kas dėjosi po Silveino Francisko dėjimo prieš porą dienų. Tuomet pasigavo Žalgiris tą gerą energiją. Čia aišku ne taip efektinga, bet labai efektyvu. Tai yra 2 taškai. Ir kamulioje laimi šaliai balti. Viljamsas Gosas, jau kitoje aikštės pusėje Žalgiris. Butkevičius. Surastas Ąžuolas Tubelis ir Žalgiris pirmauja. Žalgiris veržėsi į priekį 74-72. Nepataiko Bogdanas, tie patys 2 taškai. Viljamsas Gosas. Suklumpa ten Bogdanas, Ąžuolas Tubelis nenusileisdamas ant žemės ir Ąžuolas šiandieną tiesiog nuostabus. Francisko. Ulanovas, siunčiamas kamuolys Viljamsui Gosui. Neforsuoja įvykių Naidželas Viljamsas Gosas, surastas Ąžuolas Tubelis ir mūsų atsilikimas jau tik 2. Viljamsas Gosas, Raitas. Raitas su kamuoliu, Tubelis iš 3 taškų zonos Ąžuolas. Kylam iki Ekipos baudų metimai apskritai šį vakarą. Francisko Tubeliui, dar vienas Ąžuolo 3 taškus ir dar kartą pataiko Ąžuolas, dabar jau nesiskiria daug kas su kamuolio amerikietis, dar viena Raito užtvara. Nueita giliai nuo Ąžuolo Tubelio ir baudžia Ąžuolas už tai varžovus. Labai gerai paruoštas pick and rollas, Viljamsas Gosas išlaužė. Antrą metimą iš žaidimo šiandien. Žalgiris bando nesikeisti gynyboje prie užtvarėlių. Čia geras perdavimas ir vėl Ąžuolas Tubelis plotauja po Viljamso Goso saldainio. Ir pas varžovų komandas gynėjas. Bėga Žalgiris į priekį, Ąžuolas Tubelis užsiema padėtį 2 taškai ir 5-0 atkarpa. Jis grįžo iš Stambulo. Mozesas Raitas nugarą, 2 varžovai prieš jį. Stringianti žalgiriečio ataka, bet Ąžuolas Tubelis ją išgelbsti ir Didžioji dalis jau buvo tada, kuomet nugalėtojas buvo aiškus. Čia Ąžuolo Tubelio prasiveržimas į kairę ranką, 2 jo taškai. visuomet ir prižiūri Silveino Francisko, Mozesas Raitas. Trumpas jo metimas, Tubelis ima kamuolį, -13. Ir Šarūnas Jasikevičius pyksta. Jis puikiai atiduoti kamuolio dabar. Silveinas Francisko su juo. 9 sekundės, geras perdavimas Ąžuolui Tubeliui. Ir čia surastas aukštaūgis vėl išnaudoja savoje progą. Nuostabus. Nesiryžo žaisti pats Ignas Brazdeikis iš 3 taškų zonos. Žalgiris vis dar nepataikęs iš toli, bet Ąžuolas Tubelis tęsia savo sėkmingą atkarpą jo. 6 taškas. Tačiau nieko per daug pozityvių per tą laiką neišsiskyrė. Ąžuolas Tubelis puikiai. Po pertraukėlės paruošęs derinų. Viljamsas Gosas. Tubelis tam bandė užsimti padėti arčiau krepšio. Gosas suranda Ąžuolą. Puikiai Viljamsas Gosas skaito situaciją jo. Savalaikis perdavimas ir dabar jau šuko. Agresyviai prieš gynybą toli nuo 3 taškų linijos. Tubelis. Su visa jėga pro galinę liniją praeina, oponentai nestabdo ir iki 10. Yra stabilus metikas. Tubelis. Prieš Jantuneną Žalgirio žaidėjo pranašumas. Ir kartu. Suvalgytas Suomis, Ąžuolas Tubelis mažina atsilikimą jau tik. Šis prie Žalgirio puolimo lyderį. Priešingą pusę nestatoma užtvara, Tubelis, dar viena proga jam. Ąžuolas! Iki 10. Ozzy Kolsonas, labai universalus žaidėjas, dabar demonstruoja tai ir vėl keičiasi pirmaujantį komandą. Greito Žalgirio atsakymas Smaigalyje Tubelis. Turi Žalgiris greitinti žaidimą ir net ir praleistų. Tarikas Biberovičius gynyboje prieš Silveiną Francisko, toks Šarūno Jasikevičiaus įėjimas. Surastas Ąžuolas Tubelis ir iš karto Žalgiris pelno taškus Stambule. Tarp 9-7 taškų pastaruoju metu Silveinas Francisko. Pirštų galais Ąžuolas Tubelis. Toks nejausi pasako, Hifi. Čia ir Laurynas Birutis dar buvo netoliese, bet taip, Ąžuolo Tubelio galingas
Blokas varžovų rytų užtvaros Francisko. Kuris po pertraukos vis dar tuščias Saldainis, koks Silveino Francisko Saldainis Ąžuolui Tubeliui ir vėl. Gosas. Vėl tiesiog prilipęs Kalatės. Daug žaidimo 1-1, vėl daug statikos, surastas Tubelis, Ąžuolo taškai. Ir vėl atrodo Viljamsas Gosas įstringa. Prieš Aleksejų Papuševskį, yra tikrai galimybė turbūt žaisti 1-1, Ąžuolui tą ir daro, Žalgirietis ir laužo, tiesiog laužo dabar į pušę. Persvara kauniečių pusėje, Ulanovui, šis Ąžuolui Tubeliui gerai, suvaikšto kamuolys, dabar jau greitajame puolime, produktyvų Žalgiriečiai. Prieš du su Mauzas Raitu, nes šis šlubis nesileidžia. Klaidos aikštelę, Viljamsas Gosas dvigubinamas jis, lenkasi visa Partizan gynyba ties Raitu, šis suranda Ąžuolą Tubelį ir pataiko Ąžuolas. Smagu, kad atrodo Žalgiriečiai. Taškų kol kas šį sezoną daugiausiai Eurolygoje buvo pelnęs Kaboklo rungtynėse su Milano klubu. Čia Ąžuolas Tubelis idealioje padėtyje gauna kamuolį ir tai verčia galimybę susigrąžinti. Ženkliai pranašumą Giedraitis, šoko jo link Musą. Ąžuolas Tubelis įmuštas kamuolys į varžovų krepšį. Nepatenkintas Golemacas kelia nuo suolo Abudu Abasą ir yra keičiamas būtent serbas. Antruševas su 5-7, nesibaigus net antrajam rungtynių kėliniui. Viljamsas Gosas suranda Ąžuolą Tubelį ir šis suranda būdų rinkti taškus. Gerai, čia Andersono. Francisko. Mauzesas Raitas. Vėl grįžtamas kamuolys Francisko, kuris lystelė, tačiau sugeba atiduoti kamuolį Viljamsui Gosui. Šis kaip per 3 varžovus pristato kamuolį į Ąžuolo Tubelio. Ąžuolo Tubelį štai taip, gynyboje blokuojant į varžovų metimus ir dar kartelį. Spūdingas jo momentas. Šengelė. Kairė, Pani Markosas, perdavimas Šengelį. Žalgiris vis dar priekį. Išsiveržia kauniečiai kėlinio pradžioje, +4, dar vienas Silveino, Francisko perdavimas. Ir taip, taškų. Francisko tarsi ir... Raitas. Viljamsas Gosas po Kendofo visiškai laisvas prameta, bet Ąžuolas Tubelis tiesiog įmuša kamuolį. Spūdingas, svarbi pasiekimas. Tubelis, leido į krepšį. Ką ir sakė, Tubelis prieš išlėkti, mano pranašumas prieš Šengelį yra greitai. Tam padėti Tomašas Satoranskis, nusimeta kamuolį Raitas, lieka 5 sekundės žalgiriečiams. Silveinas Francisko įeina į baudos aikštelę, Tubelis. Paskutinė etapas gynyba, kai tai gali ir keičia Jasikevičius. Tubelis. Tubelis prieš Edviną, Žalgiris bando dažnai štai taip paustap situacijose atakuoti Suomį. Ir Ąžuolui Tubeliui pavyksta tai padaryti sėkmingai. Tubelį, nėra taškų, Mauzesas Raitas ima kamuolį, Žalgiris turi galimybę bėgti. Sveikas atvykęs į Europą, Telenai Hartonai Takerį. Koks plakatas, vau, ką čia daro Ąžuolas Tubelis. Šią savaitę tai jau pirmas plakatas. Žemaikas įrėmintas, dabar ir pats Hortonas Takeris. NBA čempionas iš Čikagos. Teilenas Hortonas Takeris pavėsyje. 4 minutė. Žalgirio 5 vėl ir Mauzesas Raitas. O čia Francisko nuostabi gynyba. Tikėjosi iš šio perdavimo, dabar Arnas Butkevičius. Priešintas kamuolys Brazdeikiui. Francisko. Ieškojo, galbūt ir kontakto, tačiau supratęs, kad pražangos nebus, nusimetė galiausiai kamuolį Žalgirietis. Raitas prieš save turi Jantuliną, kuris ginasi iš priekio. Kaip rotuojasi gynyboje Fenerbahče, Brazdeikis nepataiko, Žalgiris ima kamuolį, Ąžuolas Tubelis dabar pelno antrojo šanso taškus. Stepauti ginasi Jantulinas, spėjęs prie Ąžuolo Tubelio, Ąžuolas vėl 1-1 ir pavyksta Ąžuolui Tubeliui gavus kamuolį geroje padėtyje pelnyti taškus. Raitas. Kinčiamas kamuolys toliau Ąžuolui Tubeliui. Ir bando nugarą artėti krepšio link prieš Mikaelį Jantoną, Ąžuolas Tubelis čia rodo, kad buvo kontaktas Suomis, tačiau ir Viljamsas Gosas. Tubelis, dar kartą iš 3 taškų zonas ir Ąžuolas Tubelis pataiko antrąjį savo greitai. Vėl klysta Miuncheno Bayern, ten suklupo į Žemaiką čia. Tokį kontaktą Žalgiris pasiūlo gynyboje ir iš gynybos į puolimą. Viljamsas Gosas, Tubelis iš 3 taškų zonos, reikia taiklių tolimų metimų ir Ąžuolas Tubelis. Su kamuoliu pritrūkta šiek tiek pagalba, Viljamsas Gosas, arčiau krepšio Tubelis, Ąžuolas pingo Tubelis. Jau Tubelis tampa rezultatyviausiu Žalgiryje, 12 jo taškas ir... Mauzesas Raitas prieš Žemaiką.
Būtinčys dabar, Fukmanas eina į pagalbą, geras, labai geras Maudis Varaito perdavimas, idealiai skaito situaciją amerikietis, kas abiejų komandų pataikymas iš 3 taškų zonos neblizga. Čia užsiėmęs gerą padėtį po krepšiu, Ąžuolas Tubelis, Silveinas Francisko. Tai pamato 2 taškai iš po krepšio ir Bajernas prašo pertraukėlės. Puolimas tikrai stringantis, bet tokie momentai turėtų išjudinti tą puolimo garvežį. Butkevičius pasirodo aikštėje vietoje Birolanovą. Ketvirtėje kol kas 4 pelnyti Žalgirio taškai. Silveinas Francisko. Ąžuolas Tubelis. Jo, prasiveržimas ir Ąžuolas Tubelis. Šiandien žaidžia su puikia energija. Dar paklausė, ar jūs Arizonoje, mano dėjimus matėte? Čia Oskaro vėl Ąžuolas Tubelis į varžovų ginamą krepšį. Užsikūrė nuo pat pradžių Silveinas Francisko prieš savo buvusį klubą. Jau 7. Francisko taškai, Tubelis apšvarino varžovus, galimybę krauti ir vėl nuo labai toli atsispyręs Ąžuolas Tubelis džiugina Kauno Žalgirio gerbėjus. Tubeliui per toli nebūna, kaip ir sakė karalius Mindaugas. Prieš Alberto Baldė 1-1 tikrai nelengva. Kaip gražiai Tubelis įveikia, Čiumaukė gynybą. Taip atrodo dar vieno papildomo. Tikrai labai įdomi mikrodvikova. Viljamsas Gosas, geras Ąžuolo Tubelį įkirtimas be kamulio ir žalgiriečiai iškart lygina rezultatą. 1 tašku atsilieka nuo varžovų. 1-1 Viljamsas Gosas surastas Ąžuolas Tubelis ir jo taškai iš po krepšio. Labai daug kontakto Renka savo žmonės 1-1 gynyboje, Butkevičius prie Hezonijos. Ir ši žaidė 1-1, bet pataikyti nesugebėjo. Tranzicija, Viljamsas Gosas ir nėra įskaitytų taškų. Viljamsas Gosas, dar vienas šansas Žalgiriui. Vėl nepavyksta pirmojo mėginimų, tačiau dar vienas puolime atkovotas kamuolys ir Ąžuolas Tubelis galiausiai. Sienas padėti prancūzas. O jau Žalgirio prancūzas Silveinas Francisko su kamuoliu. Tubelis. Švan Čarnon Gomesas žaidžia 1 ir įveikia Ispano gynybą dabar. Antroji komandinė Panathinaikos pražanga čia Ąžuolas Tubelis. Short rolę gauna kamuolį ir pelno taškus. Ir iškart Klop. Dabar Spaltos Paralūrinas Birudis. Moldova prieš Kostas Puką atsipalaiduoja. Šiek tiek Žalgirio komandos legionierius. Solinas Brazdeikis prisideda daug prie to, kad Ąžuolas Tubelis atkovotų kamuolį ir Tubelis jau pelno taškus. Brazdeikis. Ir vėl Ąžuolui Tubelis siunčiamas kamuolys ir nutraukia tą netaiklių tolimų metimų seriją. Ir pavyksta kauniečiams perimti kamuolį, Francisko į priekį, ten Ąžuolas. Viljamsas Gosas kabino kamuolį. Žalgirio 52 taškai baudos aikštelėje. 26 iš 35 dvitaškių. Vokietis puikiai juda be kamuolį ir iš karto nubaudžia Žalgirį. Bet čia yra ta dvikova, kurią Ąžuolas Tubelis prieš Kajų Brunkę jau laimėjo porą sykių šį vakarą. Laimi ir trečiąjį. Į treniruoklių salę. Į treniruoklių. Dešinė pusė tada atėjo pagalba ir Gidžiūnas smėgė 3 taškai. Ilgokai galvojo Velička ir pasirinko patį blogiausią variantą. Tubelis vos ne nuo baudų metimo linijos atsiplėšęs. Geci, tai ir buvo faktiškai nuo... Geriausiai tarp visų Eurolygos klubų. Puolimas pastaruoju metu yra stipriai pristrigęs. Jeigu pirmus 16 turų Hapoelis turėjo pirmą puolimo reitingą Eurolygoje, nuo 17 turo tai yra 17 ir čia pirma klaida vyksta Mičičius. Ąžuolas Tubelis atsidaro taškų sąskaitą. Fantastiškas Nigelo Viljamso Goso. Ta riba dar atrodo toli. Turi naudinimo balai, bet dar tik trečiojo kėlinio vidurys. Na ir 7 taškai, 4 rezultatyvūs perdavimai neatrodytų blogai. Čia Raitas pats ima kamuolį nuo Čok. Toli jam į rankas. Žaidimo įrankis dabar. Francisko. Jo perdavimas Raitui. Vos nesuklysta Žalgiris. Tubelis. Prie pat jo buvo Asmanė. Į veidą. Ąžuolas Tubelis antras ir 3 taškis paėmė. Ir Veilerio Babo viena iš pagrindinių akivaizdų užduočių gynyboje pristabdyti Silveiną Francisko. Čia Ąžuolas Tubelis ir vėl žaidžia drąsiai. Žaidžia su kamuoliu, žaidžia... Komanda, kuri būtų iškėlusi baltą vėliavą jau 4 kėlinio pradžioje. Tubelis prieš teritarpėjų. 1-1 nuža Ąžuolas Tubelis. Fantastiškas jo pasirodymas tęsiasi. Ir 2 iš 8 dvitaškai. Tubelis. Buldozeris, visiškas buldozeris. Trūksta žodžių šiandien apibūdinti Ąžuolo Tubelio žaidimą. Ir atrodytų Monako komanda puolėjų fiziškų turinčiai jo kelyje buvo Alfa Diallo. Žaidėjas, kuris
Lietuva pasižymi gerų kūnų. Ir Francisko. Prieš šitaisas labai aukštai. Ir vėl, varžovai slenkasi į pagalbą, Žalgiris dalyjasi kamuolį. Ąžuolas Tubelis. Aukso grynuolis. Monakas nelabai iš ko turi rinktis. Vasilis Manulis ir Monakas šią savaitę žais ketvirtadienį. O čia Silvėnas Francisko vėl pamaitina Ąžuolą Tubelį, kuris jau pelno. Su kamuoliu. Francisko. Ir padvigubintas ten Francisko perimetre. Dalyjasi kamuolį Žalgiris, Ąžuolas Tubelis ir gražiai pasidalija kamuolį žalgiriečiai. Susidariusi situacija, Žalgiris gali žaisti 2-1 kainą. Ką supranta kauniečiai, Silvėnas Francisko deda kamuolį lėkštutės Tubeliui. Labai. Džeimsas 2-2 su Taisu. Džeimso, nelengvas metimas ir dar kartą nedaikliai meta Monako komanda. Ir Dovydas Giedraitis tikrai iki metimo stipriai apsunkino Maiko Džeimso kelią. Francisko geras perdavimas Tubelio 8-0. Vasilis Manulis prašo pertraukėlę. Ir Tubelis grįžta ir pasaugo lanką. Komandinis darbas, komandinės pastangos. Bravo Desniui Slyvai. Pirmiausia. Ir čia mintimis tarsi nukėlė Desnas Slyvai rungtynes Milane. Vardų tritaškus prameta varžovų, čia Ąžuolui Tubeliui. Kur taip pat turėjo svarbu vaidmenį, čia Silvėnas Francisko, Ulanovas iš 3 taškų zonos. Nepataiko jis, Tubelis ima kamuolį. Puolime antrojo šanso taškai. Su šiuo sprendimu Šilcas, o čia dar kartą Francisko prisidėjo prie to, kad atsidarytų erdvės Tubeliui. Mastėnui Udie, ketvirtoji asmeninė pražanga, 2+1 Ąžuolo epizodas. Drąsu ir labai solidu. Arizona. Išvykoje. Jacksonas puolime taip renka taškus, bet tai yra veteranas, kuris niekada nebuvo gynybos žaidėjas. Čia Ąžuolas Tubelis toliau puolauja ir klausimo baudėlis. Ąžuolo Tubelio kėlinys. Ir kas bus su kamuoliu, su juo Silvėnas Francisko. Palauk, kol ten išsistumdys visi Francisko. Jacksonas. Gana lengvai eina į baudos aikštelę jis, tačiau suklysta Jacksonas, Ąžuolas Tubelis. Atviras koridorius ir Ąžuolas naudojasi. Kaip persimestas kamuolys, atrodė neįmanoma situacija, geriau atlikinėti perdavimą, bet Ąžuolas Tubelis vienas pats. Išsikeitė gynyboje. Celijas gauna bloką nuo Arno Butkevičiaus ir 2 Žalgirio puolėjai greitajame puolime. Butkevičius nepagaili kamuolio. Bravo Ąžuolui ir nuostabus išėjimas į greitą puolimą. Ir vėl greitai pereiti varžovų aikštės pusę. Čia Masa aukštai agresyviai kyla prie Francisko. Šis palieka už nugaros Elijas. Suranda Ąžuolą Tubelio. Šis jau brauna kamuolį iš viršaus. Porą kartų per ataką Francisko. Ketvirto kėlinio laikas. Paniška pikenrolo. Čia žaidžia Žalgiris. Ąžuolas Tubelis iš savo taško. Makabi. Giedraitis. Tubeliui. Arčiau krepšio ir Ąžuolas dar 2 taškai. Tikrai atviros rungtynės 90-80. Lo ir Francisko dabar vienu metu penkete. Jiem kuriai žaidžia Žalgiris. Geras Francisko perdavimas Tubeliui. 3 taškai gauti. Tubelis. Jo, žaidimas 1-1 iš vidutinio nuotolio taikliai. Butleris. Dar vienas nesėkmingas jo epizodo. Žalgiris toliau didina savąsias apsukas. Ąžuolas Tubelis 2+1. O čia yra Ąžuolo Tubelio apsukos. Sirvydis. Iškart pagavęs kamuolį nors ir turėjo galimybę mesti iš toli, bet nesiryžo daryti tai. Butkevičius. Tubelis dar kartą iš 3 taškų zonos. Ką ir sakiau, Ąžuolas Tubelis, kai neatvejoja iš karto. Francisko. Veržėsi arčiau krepšio vėl. Ąžuolas Tubelis iš toli ir atidaro 3 taškų metimų ir antrąją rungtynių pusę Ąžuolas. Solidų Čimamonekė Štutorijos Paskonė gretose šį sezoną. Belgrado ekipoje taip pat solidus. Tubelis iš krašto. Pasiseka. Francisko greitoje atakoje suranda, įkertant į Ąžuolo Tubelį. Puikus, vėl prancūzo aikštės matymas, dar puikiai. Dabar jau 2+2 Ąžuolas Tubelis ir Silvėnas Francisko. Lo, geras jo perdavimas įkertant šiam Tubeliui ir čia, na turbūt kol kas gražiausia Žalgirio ataka, puikiai vertina situaciją. Prisidėjo daugiausiai prie to, kad Žalgiris tęsia ataką. Butkevičius. 10 sekundžių lieka žalgiriečiams. Čia ispaniškas pick and rollas su nugarėjinis Lyvas.